klausos. Kaip gera tai girdėti, kad girdim vienas kitą ir po šitiekos metų. O žinot, mokytojau, akyse tai dar man iki šiol žalsva nuo tos, kaip ten jos, tos dovanotos jūsų pavasario šviesos. Nesistebėkit, mokytojau, viskas man gerai, laimingas aš tikrai nepavartojęs, tada tai būdavo, taip prisipažinsiu, taip bendrauti, tai būdavo. Kaip gera, kad jūs džiaugiatės ir tikit manim. Subrendau aš, patikėkit, aš labai subrendau, o Dieve, kiek aš patyriau. Mokytojau, tas gyvenimas toks keistas. Metus pakalnėn leidžiam kaip ratus. Nesitikėjau, kad tai bus. Bet sakėt mums, kartojot, kad gyvenimas akimirka. Mes šaipėmės tada kvailiai, o ta akimirka atėjo. Tiek to, gerai. Žinot, anądien taip skubėjau kavą kaist, kad nusideginau pirštus. Suskaudo tie to rudens nesusipratimai. Tiek to, neminėkim piktą, kad durim tada trenkiau. O žinot, mokytojau, juoką pasakysiu. Aš pas būrėją užvakar buvau. Mokytojau, viskas pildosi, ką kažkada mes aptarėm rimtai. Kad jūs žinotumėt, kas mūsų laukia. O kasgi laukia? Tik nereikia mūsų gąsdint, sakot ironiškai lengvai. Viena aišku, šviesaus rytojaus niekas nesudrums, jei purvo šiandien neįkrėsi. Mokytojau, alio, tai koks kiaulė dabar mums sutrukdė? Ar girdit mano balsą, mokytojau, alio. Atsiprašau už tą kiaulę, labai atsiprašau. Aš tik norėjau užsikalbėti, aš tik norėjau pasakyti, kad tą žiemą, atsimena tą žiemą, kai man buvo bloga, aš išnykt norėjau. Jūs saulę uždegėt naktį. Išmokai neskubėt, gyvenimą mylėt, baimę paskandint, mintis subrandint, sakiniai lentoj, žiburiai tamsoj, atversta knyga, ir širdis šalia. Tu atvėrei man duris į pasaulį, kuris supa. Baltoji kėdė laukia ir profesinio skyriaus vedėjos Ligitos Navikienės. Ir žinoma, kaipgi kompanija. Tai mūsų gyvna, atsiprašau, ne mūsų laidos, bet Utenos regioninio profesinio mokymo centro kolektyvas bei gimnazijos skyriaus vedėjos Gražinos Indriūnienės ir sveiko Ir dar tikimės, jog prie mūsų prisijungs netikėti žmonės. Juk tokia aktualia šiandien tema kalbame. Labai kviečiame visą studiją būti aktyviai. Tai, mėlyje, jums buvo pasakyta, jeigu patiks, kas čia vyks, ir jūs iš tikrųjų pasijusit drąsūs ir turintys ką pasakyti,
mes jūsų lauksim, baltų kėdžių nebus, bet va, šitas tenai. Taigi, metu mintį. Ėmus žilti plaukams, supratau. Nieko tokio, jei mokinys neperskaitė Kristijono Donelaičio metų ar kokio kito kūrinio. Svarbu, kad jis ne chamas, ne mužikas, o žmogus. Taip sako 40 metų mokykloje pradirbęs mokytojas. Taigi, mielosios viešnios, mintis mesta, laukiam jūsų minčių. Gal pradėsim ar nepradėsim, gal pasirinkit, kurį norit pradėti pirmą. Kada, kam, kodėl, iš kur. Taigi, jūsų mokytojų patirtis. Manau, kad kuo daugiau mes savęs atiduodame kitiems, tuo labiau patobulėjame patys ir mokytojo. Ryžtas, patirtis ir tas tarpusavio supratimas leidžia išspręsti visas problemas, kurios išsprendžiame. Tai iš mielosios pavaduotojos lūpų suprantam, kad iš tikrųjų didžiausias stebuklas žemėje yra mokytojas. O ką tik prieš laidą aš išgirdau tokią tiesą. Man tai pasakė viena iš studijos dalyvių. Mokinys mokytojų dienos proga pareiškė, policininkas ir mokytojas tai nekenčiamiausia, ne prestižiškiausia profesija žemėje. Ar taip, mokytoja, aš pasakiau? Jeigu jūs manysit, kad turit ką pasakyti, pratęst mintį, mes jūsų lauksim mūsų studijų. Ką apie tai mano profesinio skyriaus vedėja Ligita? Šiaip tai kartais mes nustebinti būnant, kada mieste susitinki mokinį ir reikia. Man tai buvo. Labą dieną, mokytoja, ar jūs mane prisimenat, aš Remigijus? Žiūriu aš į jį. Prieš 10 metų aš baigiau mūsų mokyklą. Dabar aš verslininkas, dirbu, auginu žvėrelius. Labai džiugu. Va tada pajunti, kad tikrai tu kažką tai davėjai ir tu tikrai reikalingas esi. Tai kaip girdėjot, mėlieji, aš irgi ką tik prieš 3 minutės bandžiau tuo džiaugtis ir tų 2 eurų tikrai buvo negaila. Jeigu reikia vaikui padėti, tai ir kai jau jisai pasenęs, jam reikia padėti. Nes kažkada tu buvai labai brangus žmogus. Sako, jūs tada buvot labai jauna, bet jūs dabar žiauriai gerai atrodote. Supratau, kad tie 2 eurai neužkaičiavo. Na ir mieloji Gražina, mes čia spec laida, laikas baigėsi laidos, gal dar norinčių bus ir žinau, kad nesaldu čia jums žiūrėti. Toks gyvenimas dėl saldumo. Šiaip jau, kai pradėjau dirbti mokytoją, taip jau ėjau į pirmą darbovietę, į pirmas pamokas, galvoju, dabar tai pasaulį pakeisiu. Jau dabar taip bus, jau ir rašys, ir skaitys, ir ai. Dantys atšypo greit per kokius metus. Ir paskui pradėjau tiesiog dirbti. Paskui pradėjau, nežinau kaip dirbti, bet atsirado ryšys. Bet pasaulio jau nebekeičiau. Dabar kartais palakstau, parėkauju, toks mano darbas. Ar pasikeičia? Kai kas pasikeičia, ačiū Dievui, kad labai trumpai, labai trumpam, labai neilgam, bet šiek tiek pakeičiam tą gyvenimą dėl profesijų. Mokytojo ir policininko, tai dar žinokit, daktaro reikia dėti. Visi moka gydyt ir žino, kokius vaistus reikia išrašyti. Vienareikšmiškai. Kaip aš jums nepavydžiu mokytojų darbo? Kiek jūs daug dirbate pastoviai? Kaip jūs pavargstate nuo mūsų galvos užėse? Ir tos tabletės, kas vakarą nuo galvos skausmo. Vis tiek daug stengiatės ir mums į galvą kalbate, kad reikia mokytis, kad reikia semti žinių. O mes tik dalelę to pasiėmame, ką jūs mus išmokote. Ir mes gal po 10, o gal net po 5 metų suprasime, kaip iš tikrųjų buvo gera mokytis. Bet dėja, norėtumėm grįžti, bet gali būti vėlų. Nebus vaikai vėlų. Ir tikrai mes jūs norime nuoširdžiai pasveikinti su mokytojų diena.
metais veidai ir vardai greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose išlieka ilgai. Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu, slauge, gydytoju, treneriu, psichologu, tėvu ir motina, politiku, paslapčių saugotoju. Tu, paradoksas, geriausiai kalbi atidžiai klausydamas. Tavo didžiausi gabumai iš mokinių priimti tai, ką jie duoda. Tavo tikslas – nematerialios vertybės, nors visada ieškai mokiniuose slypinčių lobių. Tu, kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį neigiamą požiūrį, baimę, abejingumą ir apatiją. Laimiai, turi puikius sąjungininkus, intelektą, smalsumą, kartais tėvų paramą, individualumą, kūrybingumą, tikėjimą, meilę ir juoką. Visi jie atkakliai tave remia. Tavo praeitis pilna prisiminimų, dabartis viliojanti, pilna spalvingų darbų. Viską tik savo širdimi. Ir ant žemės būti, jei nedidžiu, tai bent durų žmogumi. Mokytojau mano, ar toli be tavęs nueičiau? Tu papasakai apie gyvenimą, kurio dar nesuprantu. Imi gerumą ir padovanoji tam, kuris nemoka daryti gerą. Paimi drąsą ir įdedi į tą sielą, kuri nemoka kovoti. Atrandi šaltinį ir atgaivini tą, kuris nukrytęs į dulkes. Jaučiame abu, tik ne man, tik ne tau, tolima tyla, virš baltos nežinios mano pasaka. Mes kartu paliesim lūpom širdienų, taip saldžiai ir aš pažįstu Jūsų dėka mes apkeliavome pasaulį, išmokom pasaką pasekt, suvokt skaičius, pažint gėles, dalintis šilumą širdies. Dar kartelį sakome didelį ačiū visiems mokytojams ir linkime būti kantriems ir neprarasti savo šypseną veide. O dabar kviečiam savo antrąją mamą, mūsų B14 grupės auklėtoją Astą Lebionkienę.